Niekad nemačiau jūsų rūkančio. Aišku, kad nematėjai, ašgi nerūkau. Kodėl? Nu dabar paklausiau, kodėl nevalgai asbestų? Nu nes nereikia. Rūko tik silpni žmonės. Silpni, varguoliai. Nors, aišku, ir tarp milijonierių pasitaiko kartais. Nu, kaip pasakyti, toks vidinis varguolis, matyt, prasiveržia. Nugi kiekvienas mūsų turi dvi pusės. Varguolį ir milijonierių. Savo varguolį aš esu taip stipriai užgniaužęs ir užspaudęs, kad jis net nedrįsta pasirodyti. Niekad nebuvo pasirodęs gyvenime. Niekad. O ar esate kada bandęs? Principė taip. Buvo man gal kokie 6 metai. Pasisodino tėvas ant kėdės, atsitempė, sako, va, sėsk. Pats tai jis irgi nerūkė, tai atsinešė iš darbo specialiai vieną cigaretę. Sako, imk, trauk. Tai aš įtraukiau, užsikočiau visas, apsivėmiau, kaip dabar atsimenu, šlykštų buvo. Tai čia buvo mano pirmas ir paskutinis kartas, kai aš rūkiau. Ašgi pats šitam versle dirbu. Ašgi žinau, kaip viskas vyksta. Tie, kurie cigaretės gamina, tie jų nerūko. Tuo, kad nedurni. O jūsų įmonėje ar yra rūkančių? Tai kad aš nežinau, aš neįsivaizduoju. Aš uždraudžiau savo gamykloje rūkyti ir pas mane, kad nebūna jokių perekūrų, kažkokių pertraukėlių, nebūna tokių dalykų. Atėjai kimšk, atėjai sūdyk. Ir viskas. Atsimenat, kaip klubuose ten ir visuose tose kabakose rūkyti buvo galima? Taip. Tai spėkit, kieno dėka dabar nebegalima rūkyti. Nu spėkit, sakykit. Nejaugi jūsų. Taip, aišku, kad mano. Ir tik milijonieriai keičia pasaulį. Valdžion atėjo toks, kuriam, nu, ten saliginai nedidelis kyšis buvo tinkamas, daviau, tai viskas organizavo, sutvarkė ir dabar fainai, restoraną, ateini, kabaką, sėdi, nesmirdi niekas, rūbai neprasmirsta, kitas reikalas, super. Gal net reiktų kokią naują dešrelių liniją su nikotinu paleisti, vadintųsi nikotin pieniškos, pavyzdžiui, geras pavadinimas. Tai vargoliai dar labiau priklausomi pataptų, pirktų kaip išprotėję tas dešreles su nikotinu. Čia gera mintis. Net pats save pradedu gąsdinti savo genialumu ir tokiom, kolosaliom idėjom. Tik tai svarbu čia nepamiršti reikia.